Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemoniai miškų ekonominės vertės didinimas, pagal kurią remiamos dvi priemonės veiklos sritys, paramos lėšų poreikį šiemet viršijo metams numatytą biudžetą. Pamiškėje gyvenantis ūkininkas Laimas Šileika taip pat kreipėsi paramos pagal šią priemonę. Laimui priklauso apie 40 hektarų miško. Miškai neretinti dar yra, projektai padaryti, nėra technikos pagrindė. Tai pagrindas toks, kad modernizuoti miškų techniką, kad būtų lengvesnis darbas išvežti. Priekalą perkam savaeigę, kad mažiau klims, jau yra tokia pritaikyta ir šlapiem miškam įvažiuoti. Tai va tiek ir pagrindas toks, kad susitvarkyti miškus, išretinti jau ten. Paraiškos paramai miškų ekonominės vertės didinimo projektams įgyvendinti teikiamos pagal dvi priemonės veiklos sritis. Kadangi gautose paraiškose prašoma paramos suma viršijo priemoniai numatytą skirti biudžetą, paraiškos paramai miškų ekonominės vertės didinimo projektams įgyvendinti vertinamos pagal nustatytus 6 pirmumo kriterijus. Jie įgyvendinimo taisyklėse išrikiuoti mažėjančio svarbumo tvarka. Pirmąjį pirmumo kriterijų tenkina pareiškėjai, kurie nėra gavę ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai. Antrąjį kriterijų tenkina pareiškėjai, numatantys investicijas jaunuolynų ugdymui. Toliau pranašumą kitų pareiškėjų atžvilgių turi fiziniai asmenys, investuojantys į didesnę nei 5 hektarų nuosavybės teisę valdomą miško valdą, taip pat miškų savininkų asociacijos ir kooperatyvo nariai. Pagal 5 kriterijų vertinamas numatomos diegti inovacijos, o paskutinysis pirmumo kriterijus yra palankus tiems pareiškėjams, kurie prašo mažesnės paramos sumos. Visos paraiškos buvo įvertintos pagal visus 6 pirmumo kriterijus ir buvo sudaryta projektų prioritetinė eilė. Projektų vieta prioritetinė eilė priklauso nuo to, kiek ir kokios svarbos pirmumo kriterijų jie tenkina. Miškų savininkai projektą įgyvendinti pradeda savo lėšomis, o vėliau nacionaliniai mokėjimo agentūrai teikia mokėjimo prašymus, pagal kuriuos jiems išmokama parama. Specialistai ragina paramos gavėjus nedelsti teikti mokėjimo prašymus tam, kad ES paramos lėšos būtų įsisavintos laiku. Prašymai atidėti mokėjimo prašymų pateikimo terminą šiemet bus vertinami griežčiau. Pavėluoti pateikti mokėjimo prašymą galima iki 60 dienų nuo paramos sutartyje numatytos datos. Iš vėluojančių daugiau nei 60 dienų mokėjimo prašymai nebus priimami, o tai reiškia, kad nebus išmokėtos paramos lėšos. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad už kiekvieną pavėluotą dieną paramos suma mažinama 0,5%. Mokėjimo prašymus galima teikti ir anksčiau nei nustatyta paramos sutartyje, tuomet patirtos išlaidos įgyvendinant projektą bus greičiau kompensuojamos. Atnaujinus priemonės įgyvendinimo taisyklės, šiemet paramos gavėjas gali teikti tik iki 4 mokėjimo prašymų, o projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 24 mėnesių. Laimonas Šileika jau užsisakė techniką miškų priežiūrai. Artimiausiu laiku ji bus pristatyta. Viskas vyksta kaip suplanavo, tad miško savininkas tikisi savo projektą įgyvendinti kaip ir numatė. Pirksim traktorių pirmiausia, apmokėsim ir paskui už priekabą. Ir lauksim, kada mokėjimo agentūra pagrąžins mums tą 50%. Mes pasirašė iki naujų metų. Tai taip numatyta, kad ir suspėsim, nes jeigu technika nesuvėluos, tai mes ir turėtume iki naujų metų viską įgyvendinti. Šiemet Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemoniai miškų ekonominės vertės didinimas įgyvendinti skirta per 24,5 milijono litų. Tuo tarpu pateiktose 118 paraiškų prašoma beveik 30,5 milijonų litų.